Tu, Greta, nori kažką pasakyti prieš man kalbant, ar aš jau galiu tiesiog? Tai galiu tik tai pasidžiaugti, kad šitos karybos istorijos paskaitos jau tapo tradicija ir daugelį metų galime su studentų mokslinė draugija pasidžiaugti daktaro Deivido Šlekio bendradarbiavimu ir savo laiko skirimu šviesti visuomenę apie karybą, karo istoriją, skirtingus kariavimo būdus. Tai ir šiandien pradedam šiek tiek nuo vėlesnės istorijos, nuo 17 amžiaus ir tikimės, kad per visus metus galėsime ir daugiau paskaitų tokių turėti su studentų mokslinė draugija ir daktaru Deividu Šlekiu. Ačiū, Greta, tai labas vakaras, sveiki sugrįžom, ar sveiki prisijungę, kas yra naujų klausytojų, kas yra senų jau veteranų, kurie lanko ne 1 metai ir klausosi, tai sveiki sugrįžę. Atidarome naują sezoną karybos istorijos paskaitų. Planas yra plius minus turbūt šiais mokslo metais organizuoti, manau, kad 6, gal 7 paskaitas. Rudens semestre šiandien pakalbėsime apie Rokura mūšį. Taip pat buvo planas ir jis lieka, tik dėja dabar jis įgauna kur kas liūdnesnį, tragiškesnį atspalvį su įvykiais Izraelyje ir Palestinoje. Tai mintis ir planas yra pakalbėti apie Jum Kipuro karą, kurio 50-metis ir buvo praėjęs penktadienis ir kurio pergalę dar minint Izraelyje ir prasidėjo Hamas puolimas. Tai čia labiau lapkričio, manau, pradžioje, kažkur po mėnesio pakalbėsime apie tai, kaip Izraelis sugebėjo laimėti prieš 50 metų ir tas laimėjimas tikrai nebuvo toksai švarus ir iš karto numanomas, tikrai turėjo problemų ir bet kartu ta pergalė buvo labai įdomi, kas liečia Izraelio dalykus. Link dar neturiu idėjų iki galo, turiu porą minčių, nes iš tiesų, nors ir vyksta dabartyje daug konfliktų, norisi kiek įmanoma iš tiesų ir pačiupinėti praeities dalykus. Tai dar pagalvosiu kas, o pavasarį tai tikrai bent viena paskaita bus ir tęsime toliau prisiminimus apie karą Irake. Tai tikrai kalbėsime apie Faludžos mūšį, kuris bus balandžio mėnesį kitais metais 20 ir tikrai labai svarbus ir įtakingas. Na ir savo ruožtu dar pažiūrėsime, aš manau, kad bus miksas praeities dabarties ir manau, kad gal netgi vasario pradžioje gal ir tradiciškai padarysime jau kaip dėja, vėlgi tradiciškai apžvelgsime Ukrainos karo gal dinamiką iš karo meno srities, ką visgi neišvengiamai mes artėjame prie 2 metų sukakties ir tikrai žvelgiant į dabartinį situaciją Ukrainoje, sunku matyti ir kad jis būtų pasibaigęs iki kitų metų vasario. Tai tikrai bus ką kalbėti. Tai tai toks planas gal šiais metais nebus gilios senovės, kaip pernai buvo, kai užžygiavom į labai tolimus laikus. Manau, kad gal labiau plius minus išliksime modernybėje ir šiuose laikuose, bet bus ne tik 20 amžius. Tikrai pakeliausim ir į kitus laikotarpius. Kaip ir šiandien dienos paskaita, jinai originaliai šią mačiau skaityti pavasarį, gegužės mėnesį, bet vėlgi ir darbo tempas ir mano kiti akademiniai įsipareigojimai tiesiog visur nespėsis, kad nepadarysi. Nes kodėl aš norėjau kalbėti pavasarį apie šitą mūšį, tiesiog apie jo svarbą tai dar atskirai pakalbėsim, bet tiesiog buvo sukaktis, nes šitas mūšis vyko 1643 metais gegužės 19 dieną. Tai šių metų gegužė šitam mūšiui suėjo 380 metų, tai už 20 metų jis švęs 400 metų jubiliejų ir manau, kad Prancūzija tikrai paminės šitą mūšį, nes jis yra vienas iš jų tokių, taip prancūzai yra laimėję daug mūšių ir įvairių. Rokura pergalė yra laikoma vienu iš to tokių pergalių 10-tuko kontekste visą laiką bus paminėtas šitas mūšis, nes tiek gal karybos meno prasme ten nėra kažkas labai super duper, bet visgi išpildymas pačio kovos elemento ir sukurtos geopolitinės pasekmės šito mūšio tikrai yra svarbios ir buvo svarbios. Ir dėl to ir pavadinimas toks paskaitos yra, kad tai yra Ispanijos imperijos saulėlydis, nes konvencija sakytų taip,
kad po šito mūšio yra sudaužomas Ispanijos karinės galios nenugalimumo įspūdis negrįžtamai. Ir realiai, nors dar Ispanija priešinsis ir kausis su Prancūzija 16 metų po šito mūšio, faktiškai tampa vis labiau ir labiau aišku, net jau to laikmečio žmonėms ir politiniams stebėtojams, kad Ispanijos, šiuo atveju Ispanijos Habsburgų dinastijos dominavimą Europoje trukusi kone 150 metų keičia Prancūzijos iškilimas ar dominavimas, ir dar laikas parodys, bet iš tiesų šitas mūšis yra gal ir istorikams patogi data fiksuoti Ispanijos visgi karinį nuosmukį rimtą ir atitinkamai per tą karinį nuosmukį aiškinti ir pačios imperijos politinio statuso ir įtakos turėjimo iš principo išnykimą Europoje nuo 17 amžiaus vidurio. Tai va, tai čia kodėl šitas mūšis, kodėl ir graži sukaktis. Ir plus mes tikrai mažai kartais ir žinome ir kalbame apie tos laikotarpius ir kai tik šiandieną su savo 3 kurso studentais kalbėjome apie, sutapo taip datos visi tvarkaraščiai, kaip kai tik šiandieną mes ir kalbėjome apie šito laikotarpio visus įvykius, apie Habsburgų bandymus dominuoti, Habsburgų žlugimą. Ir kiek visgi mes kartais nesuprantam, nežinom, kiek tų būta bandymų hegemoniškai Europą valdyti ir kaip tie bandymai baigėsi. Ir šiuo atveju ispanai buvo pirmieji, kurie tikrai moderniais laikais bandė primesti savo žaidimo taisyklės visai Europai, jiems nepasisekė, tada yra prancūzai, prancūzų dominavimas galiausiai yra sulaužomas ir jo perima stafetę Britai, Britų dominavimą bandys pavogti vokiečiai. Ir rusai su sovietais, žinom, kom tai baigėsi, na ir galiausiai iš Britų estafetę perima amerikiečiai. Štai jums tokia grandinėlė sudėliota tų hegemoninių bandymų, tai va šitas mūšis žymi Ispanijos baigti, sakykime taip. Kontekstas yra tai, kad vyksta 300 metų karas. Konfliktas, kuris tikrai yra mano turbūt mėgstamiausias karas, kaip istorijos dalis. Ir esu jau skaitęs apie jį ne vieną paskaitą ir realiai Rocroi mūšis irgi yra šito karo dedamoji dalis ir pagal datas matote, kad tai yra visgi jau karo pabaigoje ir nemaža dalimi šitas mūšis ir paskatina karą baigti greičiau, nes akivaizdžiai matosi, kad tas, kas labiausiai priešinasi pokyčiams, tai yra ispanai, nebeturi dantų, su kuriais galėtų rimtai priešintis ir kariauti karus visoje Europoje ir palengva situacija eina link to, kad prasideda derybos, kurios baigėsi Vestfalijos taikos sutartimi. Apie tai truputėlį paskaitos pabaigoje. Čia, kad suprasti mastelį ir aišku, 300 metų karas yra pirmiausiai karas vykstantis Vokietijoje. Tikrai turbūt sunku būtų rasti regioną Vokietijos dabartinės ir tuo pačiu Čekijos, Austrijos, Belgijos, kurie nebūtų užkabinti ir nenukentėti nuo šito karo žiaurumų, daugybė mūšių, daug grobimų ir reidų. Ir jeigu pažiūrėsite, tai Rocroi mūšis, Rocroi vieta, jeigu matosi rudiklėlė pelytės, tai visiškai Paryžius ir truputėlį į šiaurės rytus ir yra iš tiesų, čia irgi dar apie tai vėliau gal įsiplėsiu, bet galiu daugiau paminėti, Rocroi mūšio svarbu yra tai, kad realiai jie yra, jeigu žiūri žygiuojant iš vadinamųjų Ispanijos, Niderlandų, kas yra šių dienų Belgija, jeigu tu įveiki Rocroi apylinkės ir šitą erdvę kontroliuoji, tai yra tiesus kelias į Paryžių. Ir tai vadinasi, mes iš karto turbūt tampa aišku, kodėl prancūzai čia ir stoja į kovą ir stoja labai rimtai, nes realiai yra grėsmė, kad ispanai gali judėti link Paryžiaus. Ir tada gali būti labai daug problemų. O kodėl link Paryžiaus? Nes mes turime tuo metu dar vieną svarbų kontekstą. Gerai, aš prie tos skaidrės grįšiu, bet pradžiai pašnekėsiu apie kai du žmonės. O kontekstas yra toks, kad 1642 metais gruodžio mėnesį miršta garsusis kardinolas Richelieu, 19 metų buvęs karalius Liudviko XIII pirmojų patarėjų, padėjėjų, arba turbūt kas šiais laikais būtų vadintina ministrų pirmininku.
ir kuris, sakykime, ir įtraukia Prancūziją į 30 metų karą, iš pradžių netiesiogiai, o paskui ir tiesiogiai, kai jau prancūzai ne per tarpininkus, o patys kaunasi. Ir tas kariavimas prancūzų yra toks per vidurį. Yra ir laimėjimų, ir pergalių, bet yra ir nesėkmių. Ir, sakykime, 40-ųjų pradžioje labiau net nesėkmės, nes ispanai tikrai muša prancūzus ir tas ėjimas link Paryžiaus galimas yra jau ne pirmas bandymas. Porą metų atgal ispanai vėlgi yra realiai įžengę į dabartinę Šiaurės Prancūziją ir tik tais vėlgi dėkingos kovos ir gerai sumanevravusių karių, kai sakoma, pavyksta sustabdyti ėjimą link Paryžiaus. Tai po poros metų vėlgi atrodo panašiai grėsmė, tik prida yra ta, kad yra miręs lyderis, tas de facto valdytojas, bet dar blogiau, kad iš paskos savo kardinolui 43 metų gegužės, dabar melosiu, man atrodo, 4 dienos prieš mūšį, tai vadinasi išeitų gegužės 15 ar 14, miršta karalius Liudvikas XIII. Ir sostą perima jo 4 metų sūnus, kuris istorijoje yra žinomas Liudviko XIV vardu, garsusis karalius Saulė, būdamas 4 metų tampa karaliumi. Ir dėl to istorijoje jis ir eis kaip vienas ilgiausiai valdžiusių monarchų, nes labai nuo jauno amžiaus jis sėda į sostą. Ir aišku, būdamas 4 metų jis nieko nevaldo, jo vardu valdo jo mama Ana Austrietė. Visi, kas skaitėte Aleksandro Diuma romanus 3 muškietininkai po 20 metų, tai puikiai pažįstamas personažas. Čia beje šito mūšio laikotarpis labiau atlieptų plius minus labiau antrą dalį po 20 metų knygų seriją, ar bent jau jos įžanga. Ir toksai yra kardinolas Mazarinis, kuris yra jau karaliaus patarėjas Rišeljė parekomenduotas, bet yra, grubiai tariant, Prancūzijos politinėme visiškai valdyme suirutė. Yra aišku sosto įpėdinis, yra aišku, kas į globos ir auklėsis, kas taip, bet kuriuo atveju pagrindinio stratego netektis, valdovo netektis, tokie dalykai nenori įneša sumaišties ir karalius nors ir jaunas, bet visą laiką jo mama yra užsienietė, ne prancūzė. Istoriškai prancūzai didikai, ypatingai tie, kurie turi karališko kraujo, tai karaliaus pusbroliai ar dėdės visą laiką bandys ne tiek, kad uzurpuoti, bet jie tapti valdytojais, regentais, nes jie vėliausi tai, kad jie yra prancūziško kraujo turintis ir vyrai, o ne moteris ir svetimšalė, jo labiau su aiškia, kaip sakoma, giminystė, tai yra Ispanijos karaliaus sesuo. Tai vienu žodžiu daugybė tų niuansų, dėl to ispanai puikiai nori išnaudoti tą momentą ir sukelti didesnę suirutę, ar pažiūrėti gal netgi kur link tai gali nuvesti, dar apie tai truputėlį irgi pakalbėsiu. Bet ispanai patys irgi turi tam tikrų problemėlių, sakykime taip. Čia yra Rišeljė didysis konkurentas, hercogas Olivaresas, kuris buvo Ispanijos karaliaus pirmasis patarėjas ir turbūt vėlgi galim sakyti ministras pirmininkas, analogišku tokiu pat laikotarpiu kaip ir Rišeljė, tik tais priešingų negu Rišeljė jis nemiršta, bet yra nušalinamas nuo pareigų, nes ispanams nesiseka kariauti, nesiseka išlaikyti kolonijų, nesiseka išlaikyti teritorijų, o dar labiau Rišeljė sugeba daryti machinacijas ir sukelti arba kofinansuoti Katalonijos sukilimą. Katalonai nori atsiskirti nuo Madrido, kaip sakoma, nieko naujo, štai kai mes šnekam apie šių laikų katalonų nepriklausomybę, tai jinai keliauja giliai į senovę ir tie bandymai atsiskirti. Bet taip pat sukyla Ispanijos valdoma Portugalija, kuri ilgainiui ir išsivaduos ir susigrąžins nepriklausomybę, nes Portugalija nuo 1580 iki 1660, neklystų, tai yra 80 metų laikotarpiu, yra valdoma tiesiogiai Madrido, yra Madrido valdoma teritorija. Tai Ispanija turi savų problemų ir Olivaresas niekad nesusitvarko, jis yra nuimamas. Tai irgi iš dalies, gal ir neįneša didelės suirutės Ispanijos gretose, bet Olivareso nebuvimas turės savų atgarsių ir pasiekmių Rokruo mūšyje. Ir tai iš dalies ilgi ir paaiškina, kodėl ispanai taip agresyviai 43 metais eis
ir sieks, sakykime, tos invazijos į Prancūziją, nes jie nori išnaudoti tą momentą, kad lyderystės kaitos krizė yra Prancūzijoje ir priversti Prancūziją labiau koncentruotis ginti savo pasienį, o mažiau siūsti kareivius į tą pačią Kataloniją, kur tiesiogiai prancūzai yra įsitraukę ne tik per tarpininkus, bet tiesiogiai, mažiau per tarpininkus siūsti pinigus ir instruktorius į Portugaliją. Na, tiesiog ispanai tikisi truputėlį sustabdyti Prancūzijos daugia vektorinį, turbūt taip reiktų sakyti, žaidimą Europoje, kai prancūzai ir Vokietijos teritorijoje, ar bent jau prancūzų sąjungininkai kariauja, tai yra švedai, pati Prancūzija įsitraukusi, Olandija Prancūzijos sąjungininkė, atsiprašau, ir tuo pačiu metu visi žaidimai, sakykime, Katalonija ir Portugalija. Tai tame kontekste šitas mūšis akivaizdžiai, ne tiek, kad mūšis, bet karinė kampanija, kuri prasideda 43 metų pavasarį, visi puikiai Europai supranta, kad čia bus išbandymas ir naujai Prancūzijos valdžiai, arba, sakykime taip, karaliaus patarėjams ir jos mamai, kaip jie sugeba suvaldyti situaciją, perimant sostą, įsibėgėjant, įsivažiuojant į darbus ir tuo pačiu tai yra žiūrėjimas ir matymas, kaip Ispanijai seksis išnaudoti šitą momentą ir visgi ar Ispanija dar sugrįš į rimtą kovą dėl konkurencijos hegemoninės kartu su savo pusbroliais Austrijos Habsburgais, ar visgi Ispanija palengva eina į nuosmukį. Tai čia yra tas svarbus kontekstas, kuris įgalina, nulemia, sakykime, ir kampanijos, ir datą, ir kryptį. Ir dar vienas dalykas, kuris iš dalies susijęs su to, tai žemėlapis, kurį dabar rodo ekrane. Studentai, kurie šiandieną pas mane buvo istorijos seminare, tai atsiprašau už pasikartojimą. Jie tikrai puikiai žino, kas čia yra per schema. Tai yra garsusis vadinamasis ispaniškasis kelias. Tai yra kelias, kaip sakoma, kur matote per kokias vietovės, Genuja, Milanas, Bezansonas, Liuksemburgas ir Briuselis, kaip keliavo Ispanijos kariai iš Ispanijos ir tada Italijoje, ypatingai aplink Milaną, labai daug rekrutuojama yra karių, ir kaip jie keliauja pėstute į Briuselį, kuris yra valdomas ispanų, kad čia kareiviai esantis galėtų dalyvauti karuose prieš Prancūziją, galėtų padėti Habsburgų pusbroliams žaliasis plotas, kurį matote keliaujant ir einant kautis vokiečių žemėse. Tai bet ką aš noriu pasakyti, kad šitas kelias yra logistinė infrastruktūrinė sistema, kuria juda dešimtis tūkstančių ispanų karių. Bėda yra ta, kad 30 karo metų situacijoje prancūzai, kurie, kaip sakoma, einantis iš vakarų ir rytų kryptimi Vokietiją, daugelį vietų šito ispaniško kelio yra užėmę, kontroliuoja ir realiai 30-ųjų pabaigoje ispanai negali sausuma gabentis karių iš Milano į Briuselį, nes prancūzai tiesiog kontroliuoja kai kurias atkarpas ir neina. Nebent tu gali daryti truputėlį lanką per Austriją, bet čia yra sunkiau. Jie bando gabenti laivais, tas irgi baigėsi nesėkmė, nes olandai muša ispanų laivyną. Tai šiaip netaip yra atstatomas tas karių tiekimas į šiaurę, bet jis yra labai trapus. Ir ispanams viengi ir tai, jeigu pavyktų išvesti iš rikiuotės Prancūziją ir kelti grėsmę labiau Paryžiui, jie tikisi, kad prancūzai labiau atitrauks savo pajėgas iš paribio erdvių, garnizonų, kurie kontroliuoja iš ispanų atimtas miestus, tvirtovės, ir ispanams tiesiog sugrįš atgal ispaniškojo kelio kontrolę, kuri leis greitesnį karių judėjimą, pinigų judėjimą ir taip toliau. Tai vėlgi yra labai aiški intencija jau konkreti infrastruktūrinė, ko tikisi ispanai iš šito mūšio. Prancūzų iš principo pagrindinis tikslas, kai jie mato, kad prasideda karinė kampanija prieš juos 43 metų pavasarį, yra sustabdyti tikrai grėsmingą potencialą turinti ėjimą link Paryžiaus. O po to jau kas kaip išeis. Bet pirmiausia, ispanams turi būti tiesiog užstotas kelias Paryžius link, o tada jau žiūrime pagal situaciją. Tai va čia toks yra, sakykime, visas greituoju būdu pažiūrėtas kontekstas. Tikrai čia būtų galima daug kalbėti apie 300-metį karą ir visus niuansus, bet
reikia judėti toliau ir pakalbėsiu apie dalykus, kuriuos irgi esu jau kalbėjęs, bet juos reikia užakcentuoti, nes šitas mūšis taip pat yra dviejų skirtingų taktinių sistemų toks jau epinis susidūrimas, kurį galiausiai laimi vienas iš modelių ir kuris eis iki mūsų dienų su variacijom, bet tai apie po truputį apie tai. Tai pakalbėsime apie karinę revoliuciją, apie taktiką ir visą kitą. Tai čia yra garsusis ispaniškasis taktinės įsiskleidimas pajėgų, vadinamas žodžiu tercijo. Žodžio kilmė iki galo, kiek skaičiau istorikų darbus, ir nėra aiški, bet iš tiesų, kas yra tas tercijo? Tercijo tai yra šitas didelis stačiakampis karių, kurį iš kiekvieno kampo saugo po plius minus kuopą. Kuopų skaičiai varijuoja. Istorikai yra taip nustatę, kad originaliai tercijo atsiranda apie 1,540, jau taip formalizuota, tai originaliuosiuose tercijo, sakykime, pakete būdavo kuopa 250 karių, o tercijo sudaro 10 kuopų, tai yra 2500 karių, yra šitame visame stačiakampyje, ir tada šitą stačiakampį pėstininkų, kurių šonuose, čia yra tie mažmogeliukai, tai čia yra arkebuzininkai, dar iš šonų, tie kvadračiukai, yra kuopos muškietininkų. Tai šiuo atveju čia yra labai svarbu, kad pagrindas yra ietis. Jau yra svarbu tai, kad iš viso dominuojanti kariuomenės rūšis yra pėstininkai, o ne kavalerija, tai čia yra niuansas, bet ispanai labiau yra, kad jie remiasi labiau durtiniu ginklu, tai yra ietimi, šaunamojo ginklo procentas auga, ir matosi iš arkebuzininkai, muškietininkai, ir jų skaičius irgi yra, bet pagrindinė masė tai yra karys, pėstininkas su ilga ietimi. Ir kai iš principo, kai tos ietis yra ištiestos į ilgį arba pakeltos į viršų, ar tikrai sakoma, kad tas tercijo paketas, ta masė žmonių primena ežį. Ir vadinasi, sėkmės darbe tą ežį užpulti, ar tai su žirgu, ar tai su pėstininku, arba bandyti prasiveržti jo gretas. Iš principo yra sudėtinga. Tai tas tercijo, tai matome, ne didžiulis masyvas pėstininkų, bet matome kavaleriją. Kavalерija, tradiciškai yra iš flanguose, sparnuose, taip pat matome lauko artileriją, bet pagrindinis akcentas yra visgi pėstininkija ir ietininkai. Jinai išrikiuota irgi, kaip matote, tam tikrą prasme šachmatų forma, kad būtų visgi galima lengviau judėti savotiškai ir viens kitam ant kojų neužlipti. Tai tas tikrai taip. Ir šitas modelis, šitas tercijo, tai yra tai, kas leidžia iš principo ispanams nuo 1540-ųjų dominuoti Europoje iki mūsų kalbamo mūšio laikotarpio. 100 metų šitas modelis, jis nėra tobulas, jis yra įveiktinas ir karts nuo karto yra įveikiamas, bet realiai tai yra dominuojantis karybos modelis, kuris leidžia ispanams laimėti ir atitinkamai formuotis ir politinę įtaką Europoje. Tai Rocroi mūšis yra kodėl garsus? Todėl, kad šitas tercijo modelis patiria absoliutų, ne fiasko, bet sutriuškinimą, ir tampa aišku, kad ispaniškasis modelis nebepatempia ir nebeleidžia laimėti ir pradeda viršų imti, arba akivaizdžiai tampa aišku, kad viršų ima olandiškas, švediškas ar ilgainiui vadinamasis prancūziškasis kariavimo būdas, linijinė karyba, kuri ateis iš dalies bent jau iki Napoleono laikų, paskui vėlgi dalykai keičiasi. Tai čia yra šito mūšio irgi svarba, kad ir tuo pačiu dar apie tai pakalbėsim, įsivaizduokit, kokia yra masė karių judanti vienu metu, tai visgi yra tam tikras ir disciplina, ir kontroliavimas, kaip virš 2000 karių juda kaip unisonas, vienu metu, vienu ypu. Tai yra, sutikite, kad tokia minė žmonių sutikus, o jeigu dar jinai yra, kaip čia, struktūruota, vien jos buvimas ir tas toks masės ėjimas jau yra tave gąsdinantis ir keliantis šoką, o jeigu dar jie yra ginkluoti, tai sustabdyti tokią jėgą žmonių masę yra labai labai sudėtinga.
Bet nepaisant šito ispaniško modelio ir įtakos ir pergalingų dalykų, tuo metu vyksta ir vadinamoji karinė revoliucija, apie kurią aš esu ne kartą paskaitose kalbėjęs, bet tiesiog labai trumpai priminsiu. Tai yra iš principo parako technologijų atėjimas į karybą, kurios keičia pirmiausia sausumos pajėgų pėstininkijos visą kompoziciją ir kariavimą. Tai čia yra garsaus Mauricio Nassau, Ispanijos Olandijos valdytojo susirašinėjimo su pusbroliu, kurie iš principo sukuria, išranda vadinamąją linijinę karybą, kai tu išrikiuoji karius, va šiuo atveju, 1, 2, 3, 4, 5, 6, į 6 eilės, ir tada yra 6 eilės po tiek karių, ir kiekvieną kartą, kai kariai šauna, vat kaip ir matosi, A raidelė žygiuoja į galą, atsiprašau, net tai gaunasi 5, nes A raidė 2 kartus. Tai tu sukuri lininę karybą, kuri išrikiuoja kareivius 4, 5, ilgainiui nusistovės į mūsų, einant link mūsų dienų 18 amžių, 2 eilių rikiuotę, ir kai kariai tiesiog šaudo salvėmis. Vieni šauna, kiti užeina už jų nugaros, persirikiuoja, užtaiso šautuvą ir šauna. Ir tiesiog tu turi nuolatinį vadinamai salvinį šaudimą, kai tiesiog tai yra nepertraukiamas šūvių kalimas į priešo gretas. Tam reikia disciplinos, tam reikia muštro, tam reikia kasdienio treniravimuose, tą ir išranda arba atidirbo labai stipriai Olandai, vėliau tą dalyką perims švedai, apie tai aš kalbėjau praėjusią savaitę, ir sakykime, švedus, Olandus kopijuoja, perima jų pagrindinis sąjungininkas ir prancūzai, ir atidirba, išgludina visą šitą metodiką ir galiausiai susitinka šitie 2 metodai vienas prieš kitą, ir rezultatas yra toks, koks jis yra, kad tercio variantas bus pralaimintis, bet dar truputėlį kai kurios niuansus aptarsiu. Čia tiesiog vėlgi pavyzdys iš to meto jau literatūros likusios, kaip sakykime, netgi čia yra anglų kalba parašytas, netgi galima paskaityti, šiaip kai kurios žodžius daugumą galima suprasti, ką turiu omeny autorius, nors tekstas yra iš 1640 laikų, kad vėlgi yra parodyta, kaip naudoti šaunamąjį ginklą, ir kur akcentas dedamas šiuo atveju, kad labiau tampa svarbiau ne ietis, o šaunamasis ginklas, ir šaunamojo ginklo karių skaičius kariuomenių gretose, visose kariuomenėse iš principo procentaliai auga. Ir kai ispanai pralaimės, tai tuo pačiu ir taps aišku, kad ietininkų, kaip pėstininkų, reikia vis mažiau ir mažiau. Ir jų gretas kariuomenės nesumažės, kareivių skaičius netgi augs, bet karių tipas bus šauliai. Pirmiausia, muškietininkai. Tai vis mažiau, o ietis ilgainiui tų pačių prancūzų bus sugalvota, kaip ją sujungti su šautuvu, tai atsiras durtuvas, bajonet. Tai čia yra 17 amžiaus pabaigos prancūzų išradimas karinis, kuris yra iki šiol su mūsų kariuomenėmis. Iš tai jums yra turbūt geriausias pavyzdys, kaip tai atrodo. Apačioje tai yra tercijo, kaip matosi, tie tokie įdomus, tokie net ne rombai, tokie šachmatiniai, o kitoje pusėje yra labiau jau vadinamasis olandiškasis, švediškasis modelis, kaip irgi atrodo gretas nemažas, tai vis tiek yra po 5-4 eilės, bet vis tiek tai yra labiau linijinė, ištisinė linija faktiškai karių, su kavalerija žinoma, suprantama, bet nėra tokio didelio pėstininkijos koncentrato kaip ispanų pusėje. Tai čia yra du modeliai, jie labiausiai čia geriausiai vizualiai pavaizduoti, sakykime, kaip dvi skirtingos taktinės rikiuotės, skirtingi būdai įsisavinti šaunamojo ginklo efektą, kavalerijos naudojimas yra panašus, artilerijos taip, bet klausimas yra, kaip vienas kitą papildo, palaiko, remia. Čia netrukus ir apie tai pakalbėsiu, čia dar geriau matosi tas tercijo momentas, kaip jis atrodo, kad yra muškietininkai iš kampų, muškietininkai iš kraštų ir galiausiai ietininkai per vidurį. Ir toks ežys iš principo yra tas ispaniškasis tercijo modelis, kuris susikerta su olandiškuoju. Artilerija lauko labai ženkliai tobulėja ir bent jau vėlgi istorikų analizė, konkrečiai mūsų aptarimo mūšio rėmuose, teigia, kad prancūzai turėjo geresnę artileriją,
nes geriausia artilerija to meto karyboje iš tiesų turi standartizuotą metalurginę prasme sukurta taip, kad būtų lengva, mobilesnė, patvaresnė švediška artilerija yra. Ir prancūzai, kurie yra su švedais sąjungininkai, tikrai daug ką perima iš švedų ir į karybos taktikos ir tos pačios technologijos. O ispanų ir austrų, sakykime taip, sąlyginai artilerija tikrai nėra dar tokia pažangi ir atsiliekanti. Tai prancūzai turės visgi pranašumą sąlyginį mūšio lauke. Ar tai suvaidins rolę jau mūšio pabaigoje, bet visgi Rokura mūšis yra labiau, kavalerijos ir pėstininkų mūšis. Artilerijos rolė yra, bet tikrai ne pati centrinė. Ir čia tiesiog kavalerijos panaudojimas vienas iš būdų, tai iki švedų atėjimo į karą europiečiai tame tarpe ir ispanai, prancūzai, austrai naudoja kavaleriją kaip, sakykime, joji iššoviau ir joju atgal. Kai atvyksta švedai į 30-metį karą, tai čia yra 1630-ieji, jie atsigabena tradiciją, kur kavalerija yra naudojama ta labiau gal klasikinė prasme, tai yra cold steel, tai yra kardas, labiau agresyvus įrankis, tu pasiunti kavaleriją, kuri priešą kapoja kardais, taip jie turi pistoletus, bet visgi pirmiausia tai yra šoko įrankis su kardu, o ne su pistoletu, ir ta kavalerijos rolė evoliucionuoja paties karo metu, adaptacija vyksta, kaip tu taikai. Bet kuriuo atveju kavalerijos ir komponentas yra, ir čia tiesiog citata apie Švediją, bet kartu tai yra svarbu, nes kaip tai veikia, nes tai kontrastuoja prancūzų ispanų modelį. Tai va čia iš principo šnekame apie prancūzus, švedus, kad jie turėjo combined arms, kad pėstininkai sąveikavo su kavalerija ir artilerija, kaip vienas kitą papildantis. Grubiai tariant, tu nelaimėsi, jeigu kausis vien tik kaip pėstininkas, jeigu neturi, kad tavo kairė ir dešinė pusė dengia kavalerija. Kavalerija tuo pačiu ir pėstininkai nebus tokie efektyvūs, jeigu artilerija nesugebės, sakykime, arba priešo gretų išdaužyti, išskaidyti, ar bent jau nuslopinti priešo ugnies paketą, tai ir tą pačią artileriją, ar išdėliotus priekyje išstatytus muškietininkus. Kodėl tai yra svarbu? Nes Rokura mūšio metu prancūzai visgi labiau veiks kaip komanda, vienas kitą remiantis, palaikantis, ispanų, kaip čia, pajėgumai, pėstininkai savo, kavalerija savo, artilerija savo. Ir ne tai, kad ispanai nežino, kaip daryti tą vadinamai combined arms, jie tikrai žino, bet čia labiau bus klausimas lyderystės, apie tai aš irgi netrukus pašnekėsiu, kur kyla tam tikrų problemų. Pereinant jau prie visos mūšio analizės ir visų niuansų, yra vienas dalykas svarbu brėžti. Nepaisant to, sakykime, kad švedai labai triukšmingai ateina į 30 metų karą ir prancūzai laimi Rokura mūšį, mes galim sakyti, atrodo, kadangi tas modelis vėliau perimas yra, tai kodėl ispanai buvo tokie kvaili ir neatsisakė savo gero, bet visgi gal pasenusio metodo ir nebandė būti labiau šiuolaikiški. O atsakymas yra toks, kad švediškas, olandiškas modelis, jis nėra toksai 100% receptas į pergalę, nes tie patys švedai su savo valdovu Gustavu Adolfu II laimi pirmus mūšius įspūdingai, bet vėliau jam žuvus, ypatingai 1635 metais Nördlingeno mūšyje, švedai gauna kapitaliai nuo jungtinės Ispanų Austrijos kariuomenės. Ir švediškasis modelis nepasiteisina. Ir yra ir kitų epizodų, kur, sakykime, ispaniškasis modelis, jeigu šiuo atveju labiau prancūzai padaro klaidas ar kiti, jeigu jis gerai suveikia, jeigu yra viskas išpildoma gerai, jis generuoja pergalės irgi. Nėra čia toks, sakykime, žaidimas į vienus vartus. Todėl, kai jie susitinka 1643 metais, sakyti, kad ispaniškasis modelis jau yra nueinantis ir neefektyvus, sakyti būtų turbūt per drąsu savotiškai, nes iš tiesų yra tų pergalių pas ispanus ir ne viena. Ir pas prancūzus yra pergalių pagal kitą metodiką. Dėl to čia šitame mūšyje susiduria du modeliai taktiniai,
kurie, sakykime taip, ir laimintis, ir pralaimintis, ir iki galo, kuris yra tas geresnis, dar galima būtų daug ilgai diskutuoti. Tai va, tai čia visas tas kontekstas, ne politinės, ne tiek, kad politinės suirutė, bet politinės neapibrėžtumas Prancūzijoje, Ispanijos persitempimas, karyba, daugybė frontų, negebėjimas, sunkiai aprūpinama šiaurė Europos kariais, reikia prancūzus mušti laukų. Karo mene mes matome daugėjantį šaunamųjų ginklų rolę, mes matome didėjančias kariuomenės. Mes iš principo šnekame, kas atsitinka vėlgi Rukruo mūšyje, kalbant apie karo meną, tai yra kas svarbiau šokas ar manevras paremtas ugnies gale labiau, ne, kas labiau laimės ietis ar šaunamasis ginklas, galima ir taip mąstyti, nes tercijo versus lininė karyba, tai čia yra viena karyba paremta labiau šoko momentu ir tiesiog masės, o kitas yra labiau išnaudoti dodinamą technologinį pranašumą, naudojant ugnies galę, kuris iš šitų labiau momentų arba akcentų leidžia labiau generuoti pergalės. Tai va čia toks yra kontekstas, kai mes esame 1643 metų situacijoje. Dabar taip, tai dabar apie patį gal ir mūšį ir tiesiog, nes šiuo atveju, nors pats mūšis yra svarbus, yra svarbu kalbėti ne tiek apie mūšį, kiek visą karinę kampaniją, kuri prasideda 43 metų pavasarį ir jos kulminacija yra Rukruo mūšis. Tai čia dabar, ką aš šnekėsiu, kalbėsiu ir apie pačią karinę kampaniją, ir apie pačio mūšio svarbą. Tai tiesiog dar kartą pamatyti ir suprasti dinamiką regiono. Kodėl? Šiuo atveju mes matome vadinamosius ispaniškosius Nyderlandus ir tuo pačiu matome United Provinces, tai yra dabartiniai Nyderlandai, tai Belgija ir dalis Olandijos. Ir vienas dalykas, kuris labai tikrai krenta į akis, urbanistinis tankis. Tiek dabartinė Belgija, tiek Olandija, bet gal netgi labiau Belgija, tai yra labai urbanistiškai tankus regionas, kuriame yra masė tvirtovių, kuriuose realiai mūšiai vyksta, bet jie vyksta retai, pirmiausia, tai yra kariaujama siekiant užimti tvirtovės. Ir kai žiūri, kad kodėl prancūzams, pavyzdžiui, lysti šitą regioną laiką seksis sunkiai, realiai iki pat normaliai 18 amžiaus vidurio, nes pramušti šitą tvirtovių sistemą yra beprotiškai laikui, atsiprašau, pinigams ir žmoniškų išteklių, kaštai didžiuliai, imlumas čia yra juodas. Bet jeigu tu žygioji iš dabartinės Belgijos į Prancūziją, patys puikiai matot, kad kur yra Paryžius, ir į šiaurę nuo Paryžiaus pasienio zona nėra labai didelė. Ir urbanistikos, tai yra tvirtovių tinklas, yra labai skurdus. Dėl to Rukruo yra labai svarbus taškas, nes jeigu tikrai čia pralaužia perimetrą, tada taip čia yra vis tiek miestelių, gyvenviečių, bet tos gyvenvietės ir miesteliai yra viena, tikros rimtos tvirtovės, kurias Rukruo tvirtovė vėliau parodysiu, jas užimti ir apeiti yra visai kitas dalykas. Ir dėl to ne veltui, kai Liudvikas XIV jau užaugs ir pradės kariauti savo karus, garsus jo karinis strategas ir fortifikacijos specialistas hercogas Vobanas visą šitą zoną užstatys tvirtovėmis. Ir čia bus ištisa zona prancūziškų tvirtovių, bet jo karaliavimo pirmom dienom, tiesiog žodžio prasme, jo karaliavimo pirmom dienom atvykti iš dabartinės Belgijos kariuomenė į Paryžių nėra taip ir sudėtinga, jeigu nėra realiai kelią pastojančios kariuomenės. Tvirtovių tinklas nedidelis ir vadinasi, jeigu užėmė vieną ar kitą raktinę tvirtovę, tada tu labai smagiai žygioji link Paryžiaus. Nieks Paryžiaus turbūt ir nebandytų užimti, jis yra per didelis miestas užėmimui, bet ta panika, kuri kiltų Paryžiuje ir didikų bėgimas, miestiečių bėgimas, būtų daugiau negu pakankama išvesti iš rikiuotės Prancūziją kare ne 1 metams. Taip, tai dabar apie vadus reikia pašnekėti, nes šitas mūšis taip pat yra svarbus bent jau konkrečiai šitos personos, kurios paveikslą dabar ir matote.
Tai yra Liudvikas de Condé, Burbonas. Jis yra karaliaus pusbrolis, bet tikrai ne pirmos kartos ir ne antros. Ten yra, bet visgi Condé giminė yra vadinamieji karališkieji princai. Jie yra Burbonų dinastijos atstovai. O Burbonų dinastija yra ta dinastija, kuri valdo Prancūziją. Ir ta dinastija, Condé šeima yra labai sena ir turinti labai daug karvedžių. Tai šiuo atveju Liudvikas Condé, jam yra tik 21 metai šitame mūšyje. Jis vadovauja, čia yra, kai galvoji, jis vadovauja pirmai rimtai kariniai kampanijai. Jo patirtis kaip vado yra dar neprotestuota. Kad jis išmano karo meną teoriškai, taip, jis yra edukuotas, jo tėvas buvo garsus karvedys, jis tikrai turėjo iš ko mokytis, sekti pavyzdžių ir visą kitą, bet realiai šitas mūšis, šitas mūšis sukuria Condé legendą, jis tampa didžioju, jis istorijoje yra žinomas kaip didysis Condé, Grand Condé, nes jis laimė šitą mūšį, ateityje laimės ir kitus mūšius. Jeigu nori suprasti Prancūzijos suveltą politiką, štai jums jo biografijos detalės, kai kurios. 1643 metais Condé sumuša ispanus ir gauna daug apdovanojimų, karaliaus Mazarinio padėką ir ką tik nori. 1648 metais dėl nesutarimų su Mazariniu ir jo manimų kvailos Prancūzijos elgsenos kare, jis išeina tarnauti Ispanijos karaliui, kurio kariuomenė prieš 5 metus sumušė. Ir jis tarnauja Ispanijos karaliui beveik 10 metų, per kuriuos jis sėkmingai muša ne kartą Prancūzijos valstybinę kariuomenę. Ir tik tais 1659 metais, kai yra pasirašoma Pirėnų sutartis taikos tarp Prancūzijos ir Ispanijos, ir Prancūzijos, Ispanijos princesė Marija Terezė yra ištekinama už Liudviko XIV, Condé grįžta į Prancūziją, gauna pilną amnestiją ir visą likusį savo gyvenimą bus lojalus, ištikimas Liudviko XIV pavaldinys, padės jam toliau kariauti karus, jo sūnus ir anūkas irgi užims labai reikšmingas pareigas visoje Liudviko XIV biurokratinėje sistemoje, bet iš tiesų tai kas laukia Prancūzijos, sakykime, po Rukruo mūšio, tai yra tikrai chaosėlis, mano manimu, tikrai labai gerai aprašytas Aleksandro Dumas po 20 metų romano dviejose dalyse, kur matai tą chaosą, tai Condé herojus tampantis tarsi išdaviko, paskui vėl reabilituotas, vėl herojus ir nuolankus pavaldinys. Tai bet kuriuo atveju, tai, kad Prancūzijos pajėgos vadovauja kraujo princas, susijęs su karališka šeima, ateinantis iš garsios karvedžių šeimos, indikuoja, sakykime, ir situacijos rimtumą. Kita vertus, aišku, gal jaunas nepatyręs ir tai daug ką pasako apie karinių vadų paskirimą, kad šiuo atveju svarbu ne patirtis ir ekspertizė, o svarbu, ką pažįsti, taip savotiškai švogerių krašto metafora, gal čia ir tinkanti, bet jinai pasiteisina šitame konkrečiame mūšyje. Jo konkurentas, vyresnis, amžiumi, patirtimi klaustukas, Francisco de Melo, kuris yra realiai vadovauja faktiškai savo pirmai kariniai kampanijai kaip vadas. Kaip karininkas jis turi patirties kaunantis Nyderlandų fronte, truputėlį Italijoje, bet realiai jis yra irgi dvaro žmogus. Dėl pakitusios vadų skirimo tvarkos, aš apie ją truputėlį vėliau pašnekėsiu irgi. Realiai jis yra tiesiog dvarininkas, gerai mokėjo žaisti dvaro intrigas, turintis pakankamo aukšto kilmingą kraują ir gauna realiai politinį paskirimą vadovauti visai Ispanijos kariuomeniai, kuri kaunasi Ispanijos Nyderlanduose, tai grubiai tariant kariuomenė, kuri kariauja ir prieš Olandus, ir prieš prancūzus. Jis yra absoliutinis karo vadas, tai reiškia, jis yra atsakingas ne tik už patį kariavimo mūšyje, bet jis yra ir pagrindinis teisėjas, sprendžiant teisingumo klausimus karinių nusikaltimų karo tribunolo, jis yra taip pat atsakingas ir už visą aprūpinimą, jo parašas lemia, ką perki, ko neperki, jo parašas lemia, kas sulaikytas, kas pakartas ir galiausiai jis sprendžia, kaip kaunamės ir pats vadovauja mūšiui.
čia yra ispaniškasis modelis, kad tie general captains, kaip čia būtų, generolas kapitonas, tokio rango net nėra šiais laikais, jis yra ir karinis, ir politinis, ir administracinis vadovas, viskas viename. Dėl to iš dalies nereikia stebėtis, kad vadovauti paskiriami ne tik karybą išmanantys žmonės, o gal netgi labiau administratoriai, biurokratai, dvarininkai, nes pats kariavimas, nors jis yra ir svarbi dalis, jinai yra tik dalis viso to, ką turi atlikti šitas pareigas einantis žmogus. Bet kuriuo atveju abudu yra realiai kaip karo vadai neturintis didelės patirties. Tai atsveria, sakykime, Condé jaunumą, nes Melo, kad ir vyresnis, gyvenime daugiau matęs, bet pačiame kare dalyvavęs nedaug, o vadovavęs iš principo iš vis ne. Tai galima daugeliu atveju kalbėti, kad yra savotiškai tolygių vadų susidūrimas, tiek patirtimi, tiek žiniomis. Condé turbūt visgi išlošia šitame mūšyje todėl, kad jis yra jaunesnis ir agresyvesnis. Ir tai leidžia jam tiesiog geriau orientuotis mūšio metu ir imtis avantiūriškų, kaip matysit, sprendimų, bet kurie pasiteisino. O Melo, būdamas visgi kitokio plauko, kirpimo, jau kitaip kaunasi. Gerai. Tai dabar karinis sumanymas ir pakalbėkime, čia kažkodėl mano stringa truputėlį skaidrės, palaukim, kur va. Tai karinis sumanymas yra labai, kaip jau sakiau, paprastas iš principo. Ispanai, kaip matote, žygiuoja keliauja skirtingais keliais, tai yra vieni iš Lilio, kiti iš, čia turėtų būti Liežo vyskupystės teritorijos. Ir yra tasme, kad ispanai nusprendžia sutelkti savo pajėgas ir paimti Rocroi, tam, kad jas paėmus šitą miestą, būtų galima bandyti eiti link Paryžiaus. Yra jų sumanymas, jie neplanuoja užimti pačio Paryžiaus, bet jie planuoja tikrai ne tik imituoti, bet kiek įmanoma įžengti Prancūzijos gilumą tam, kad, visgi Paryžiuje sukelti chaosą ir paniką. Bet jie žygiuoja ne visi sutelktom pajėgom, o čia yra jau pradinis sumanymas, kuris kelia klausimų, kai žinom, kaip vyko paskui visą mūšio dinamiką. Ispanai puola, ispanai pradeda karinę kampaniją. Vadinasi, jie turi iniciatyvą. Ir jie galėjo žygiuoti visi inkorpore, bet Melo nusprendžia, kad reikia visgi susitelkti jau kovos regione, o ne prieš ateinant į jį. Tai tampa labai svarbiu kintamuoju, nes tas mažas taškelis, kur čia yra tie iksiukai rodiklėlė, kur yra bekas, jo dar nebus mūšio metu. Ir jo tikėsis ispanai, kad jis ateis ir tarsi padės persverti mūšį. Ir va čia yra momentas, jeigu jie būtų visi buvę, klausimas, kaip būtų vykęs mūšio dinamika. Ispanai tiesiog kaunasi neturėdami visų savo karių, kuriuos delegavo į šitą karinę kampaniją. Tiesiog dalis karių yra pakeliui ir neatvyksta laiku. Tuo tarpu prancūzai, ir labai gerai matosi, kaip žygiuoja prancūzai, ne? Jie žygiuoja tokia lygiagrečiai, jie realiai blokuoja ir kaip šešėlis, shadowing, ne, ispanų judėjimą, nes realiai viena vertus jie supranta, kad kažkurioje vietoje turės būti mūšis ir jie turbūt supranta, kad Rocroi greičiausiai, bet jie realiai eina žygiuoja taip, kad neleistų ispanams staiga leisis į pietus link Paryžiaus. Tasme, iš principo, ispanai, jeigu norės eiti link Paryžiaus, jie turės stoti į mūšį su prancūzais. Ir ką daro, nors mato čia vardas Enjenas, o ne Condé, Enjenas, tai yra tai, kad, nežinau, kaip čia, teisingai lietuviškai turiu, tai Condé šeimos, kaip čia, giminės jaunieji perimėjai arba tie, kurie paveldės pareigas, jie pirmiausia yra Enjenai, princas Enjenas, o vėliau, kai tampi šeimos giminės galva, tampi Condé. Čia yra dar titulai. Tai čia tiek, jeigu tokios detalės, tai čia iš principo tas Enjenas yra Condé. Tai jis ima visus karius, kokius tai gali rasti. Nes ispanai dar, kaip matot, ir gyvenvietės Lilis, Valencienas, La Chapelis,
jie pakeliui dar palieka dalį karių šitose garnizonuose, tvirtovėse. Ką daro prancūzai ir realiai surenka kareivius iš visų gyvenviečių tvirtovėlių, kurias rado, ir visus ima ir tempėsi į potencialaus mūšio zoną, nes jie nori turėti kiek įmanoma didelį koncentratą karių. Mūšio balansas yra, vėlgi statistika varijuoja, Wikipedia rodo vienus duomenis, istorikų kiti skaičiavimai, bet plius minus tolygios pajėgos. Kažkur abi pusės apie 25 000, gal ispanai truputėlį daugiau. Bet tas truputėlį tai yra kažkur gal kokių 1000. Tai mūšis vyksta realiai tarp tolygių pajėgų, kas liečia tiesiog karių skaičių, nėra disproporcijos ir disbalanso. Tai prancūzai sugebėjo realiai sutraukti, bet čia yra rizika. Ir tą labai gerai supranta ir pats Condé, ir jo aplinka, ir tą puikiai mato ir istorikai, žiūrėdami archyvinę medžiagą ir susirašinėjimą. Jeigu ispanams būtų pavykę bent kažkiek sustabdyti Condé judėjimą arba jam mūšio metu jam nors kiek nuleisti rimčiau kraujo, nebūtinai pilnai sutriuškinti, bet nuleisti kraujo, tai yra per smulkius susidūrimus prancūzai prarastų daugiau karių, gynybinis perimetras link Paryžiaus realiai nebeegzistuoja. Kariai, kurie yra tarp Paryžiaus ir Rocroi, tiesiog gyvenvietėse, tvirtovėse, jų nėra, jie visi surinkti ir pasimti į lauko kariuomenę. Tai jeigu ją prarandi, ispanams realiai nebelieka kliučių, netgi rimtos karinės, kaip kariuomenės prasme kliūties, žygiuoti Paryžiaus link. Tai prancūzai realiai imasi rizikos. Savotiškai, kai žiūri šitą visą mūšių dinamiką, jinai taip pat primena truputėlį Pirmo pasaulinio karo situaciją, kai vokiečiai pareina per dabartinį jau Belgiją, o ne ispaniškosius Nyderlandus ir bando supti ir eiti link Paryžiaus, ir kaip tada iš Paryžiaus važiuoja visi kariai, kurie tik gali, ką rado, tą surinko ir meta šiauriau nuo Paryžiaus stabdyti vokiečių judėjimą, nes jeigu tie kariai būtų prakišę 14 metais ir tarp Paryžiaus ir vokiečių nebūtų buvo jokios kariuomenės. Tai situacija yra visą laiką, realiai prancūzai turi bėdą labai paprastą, jų valstybės sostinė yra per arti priešiškų pasienių. Ir jeigu kas nors, šiuo atveju iš Belgijos dabartinės ispanai, ateityje vokiečiai, jeigu jie kerta šitą perimetrą, Paryžius yra iš principo, kaip tas angliškai terminas, striking distance. Tai yra pasiekiamas atstumas, kur per labai trumpą laiką gali atsidurti prie sostinės sienų. Tai čia yra toksai, taip jau istoriškai susiklosti, sakykime, kur tos sostinės atsiranda. Tai čia toks yra tas strateginis sumanymas, ką ispanai dar žino ir ką planuoja daryti. Jie tikisi atvykti anksčiau prie Rocroi ir jiems tai pavyksta. Jie planuoja užimti tvirtovę, nes jie turi žvalgybinę informaciją, kad tvirtovė turi silpną garnizoną, kad sienos yra ne tik bet apleistos, apširusios, nesuremontuotos, kad grubiai tariant, tvirtovės apsiaustis bus neilga, nes realiai gynybinis perimetras yra silpnas. Ir su mažu garnizonu silpnu prancūzai ilgai nepasipriešins, ir net jeigu prancūzų kariuomenė atžygioja, jie bus spėję ją užimti ir tada jau bus visai kitokia dinamika pačio mūšio galimo, nes tiesiog prancūzai turės kitokių dilemų. Kontekstas, kovinis, klimatas. Irgi šiandien su studentais truputėlį šnekėjau apie klimato įtaką karybai. Tai va, kokia ta įtaka? Tie pastarėjai dešimtmečiai to laikmečio, 30-ieji, 40-ieji, 50-ieji, turi labai šaltas, ilgas žiemas, kurios kerta per derlius, kerta per, sakykime, dirvos derlingumą ir šiuo atveju labai konkrečiai per pievų derlingumą, kur auga žolė, kurią tu duodi žirgams. 43 metų pavasaris yra labai šaltas ir labai vėlyvas. Ir tai reiškia, kad kai ispanai pajuda, o jie pajuda balandžio gale ir, sakykime, jau į veiksmą, dar
daugelį vietų dabartinės Belgijos teritorijoje žemė yra sušalusi ir sustingusi ir pievos dar nežalioja. Pievos dar neauga. Kodėl tai yra svarbu? Tai yra svarbu, nes tiesiog nėra pašaro žirgams. Tai tikrai kerta per kavalerijos efektyvumą, nes ir naujų žirgų nedaug, o jau tiems senesniems žirgams reikia, kaip sakoma, daugiau stiprybės po žiemos, pašaro yra nedaug. Tai galim sakyti, aišku, sakysite, tai atsiliepia ir prancūzams. Prancūzams atsiliepia sąlyginai mažiau, nes prancūzai, kadangi kaunasi savo pusėje valstybės, jie turi visgi šieninėse daugiau šieno. O kai ispanai juda labiau į priešo gilumą, tas dalykas darosi vis sunkiau rasti pašaro žirgams, o kavalerija yra visgi rimtas kintamasis, rimtas veiksnys bet kuriame mūšyje. Tai čia tiesiog kalbant ir apie klimato dalykus, yra tai, kad istorikai vėlgi sako, kas būtų, jeigu būtų, ispanai matė, planuodamisi operaciją, koks yra vėlyvas pavasaris, ar kodėl jie nepalaukė ilgiau, nes to meto kanonas būdavo, kad tu pradedi kautis tada, kai žirgas gali pats išsimaitinti ganydamasis pievose. Jeigu gamta to neleidžia, tu nepradedi karinės kampanijos. Ispanai patys pasirinkdami, kada pradėti kautis, jie realiai, rizikuoja tai daryti. Jau minėjau apie apsiaustį. Tai kai jie atvyksta į apsiaustį, galiu parodyti štai, kaip atrodo dabar Rocroi gyvenvietė, miestukas, nėra jis didelis, kaip ir dabar matot. Ir tvirtovės likučiai labai aiškiai matosi. Tvirtovė tai yra bastioninė tvirtovė, visiškai to meto kanonas, žemos sienos, storos sienos, grioviai, kanalai, vanduo ir užimti tokią tvirtovę, jeigu rimtai gynybinis perimetras, rimtos sienos ir tikrai adekvatus garnizonas įmanoma, bet yra labai imlu laikui, ko ispanai neturi. Ir konvencija taisyklės būtų tokios. Jeigu aš esu supanti kariuomenė, tai yra ispanai, ir beje, for the record, kaip sakoma, jie randa tvirtovę daug geresnės kokybės, negu jų žvalgyba sakė. Garnizonas nėra didelis, bet tvirtovės sienos yra tvirtos, tikrai neapgriuvusios, ir ispanai supranta, kad jie planavo greit užimti tvirtovę, jos lengvai neužims. Pasekmės kokios, jie kadangi planavo neilgą apsiaustį, jie neatsiveža normaliai pakankamai įrangos, šiuo atveju labai paprastos įrangos, kastuvo, kad galėtų normaliai kasti griovius ir palengva tranšėjomis artėti prie miesto sienos. Ir tuo pačiu, kadangi jie neturi normaliai pasiruošę logistiškai, nes kanonas būtų toks, tu supi tvirtovę ir yra viena linija apkasų, kuri artėja prie miesto sienų, o kita linija yra už tavo užnugaryje, kur tu irgi išsikasi didžiulį apkasų tinklą, nes tu saugaisi nuo bandymo nutraukti apsiaustį. Nes karyba bus dažniausiai, mūšį dažniausiai ir vyks, kad kažkas bando užimti tvirtovę ir tada atvyksta kariuomenė gelbėti supamos tvirtovės. Ir tada dvi kariuomenės galiausiai susitinka ir būna mūšis. Tai čia Rocroi mūšis šio požiūriu yra visiška klasika pagal žanrą, tai yra bandymas nutraukti tvirtovės apsiaustį ir to pasiekoje mes turime mūšį. Ko nepadaro ispanai, jie neišsikasa apsauginio griovio pristabdyti ateinančią priešo kariuomenę. Realiai prancūzai atžygioja ir atžygioja labai tvarkingai, be jokių kliučių ir įsirikioja mūšiui išvakarėse. Ispanai realiai jiems nesukūrė jokių papildomų barjerų, nors atvyko pirmi ir turėjo laiko tą daryti. Ir čia ir kyla klausimas ir lyderio, ir supratimo, kaip ką elgtis. Iki galo tada vadinasi ir neaišku, ar ispanai norėjo stoti į mūšį. Jeigu norėjo stoti į mūšį, kodėl neparuošė daugiau kliučių, pristabdyti prancūzus ir palaukti, kol atvyks jiems papildinys, nes ne visi kariai dar atvykę. O jeigu neplanavo daryti mūšio, tai kodėl, sakykime, šiuo atveju vėlgi buvo aplaidumas neįsikasant į apsauginio perimetro. Bet kuriuo atveju ispanai apsiausti daro su broku, nesilaiko šiaip tikrai karybos konvencijos, kurią praktikuoja visos kariaujančios pusės. Ir kas atsilieps mūšio eigoje, dar vienas niuansas. Jie vis tiek bando tvirtovę užiminėti ir naudoja artileriją, šaudo sviedinius. Jie vėlgi artilerijos paketo neturi daug. Ir kai prasidės mūšis kitą dieną, nes prancūzai pasirodo gegužės 18, mūšis gegužės 19. Kitą dieną ispanų artilerija nebus labai aktyvi ir stipri,
nes jie bus išnaudoję gana daug amunicijos, bandant pramušti tvirtovės sienas, tiesiog kitą dieną apsuka jų vamzdžius, šaudyk į kitą pusę, bet tavo atsargos amunicijos yra pasėdusios ir tai duoda efektą, kad prancūzų kavalerija pirmiausia daro, ką nori, o paskui ir pėstininkai, ispanų artilerijos rolė yra minimali, nes jie išnaudoja svarbius resursus atlikdami kitą kovinį veiksmą. Ir taip, tai dabar apie patį jau, va čia yra mūšio išvakarės visiškai, kur jau vyksta tam tikras kovinis kontaktas. Tai dabar pats mūšis. Mūšis turi keletą momentų, svarbių pastebėtinų, tai gerai, pažiūrėkime taip. Gerai, pirmas momentas. Karo vadas ispanų kavalerijos, kuris yra jų dešinėje, Isenburgas. Čia ispanų didysis vadas Melo padaro iki šiol į sunkiai suprantamą dalyką. Jis pradžioje šitą visą karinį kavalerijos kontingentą yra nusiuntęs mūšio išvakarėse, tiksliau anksti ryte, 19 dieną, stovėti labiau arčiau tvirtovės. Neva ispanai bijo, kad iš tvirtovės gali išeiti ten garnizonas ir jiems smogti užnugarį. Tai jis realiai yra faktiškai ženkliai susilpninęs savo dešinį sparną ispanai ir laiko kavaleriją toje vietoje, kur ilgai prasidėjus mūšį supranti, kad jie ten nereikalingi, tu juos ar gal parsikvieti į mūšį, o tai užtrunka. Ir to nebuvimas, matote rodiklės, pirmieji puola prancūzai, paskui atsimušinėja ispanai. Tai va čia vienas dalykas. Kitas dalykas, nors žemėlapis šitas yra iš dalies apgaulingas, jis nerodo vieno dalyko. Istorikai vėlgi, kur darbus skaičiau, rašo, kad ispanai savo rikiuotę išskleidžia į kilometro ilgio visą, kaip čia, perimetrą. Realiai atstumas nuo dešinio sparno kavalerijos iki kairio yra kilometras. Tame tarpe stovi, sakykime, šiuo atveju ir pėstininkai, bet kilometras yra didelis atstumo gabalas, kai tau reikia koordinuotis veiksmus tarp kavalerijos, artilerijos, pėstininkijos, kai tau reikia vadų, nes kas atsitinka? Atsitinka, pavyzdžiui, mūšio pradžioje, tai kad Isenburgas su dalimis savo kavalerijos yra prie tvirtovės sienų, čia likusi kavalerija realiai lieka be aukščiausio karininko. Ir dėl to visos kariuomenės vadas Melo palieka centrinę poziciją ir pėstininkus, kuriems ir turėtų vadovauti, ir pats labiau persigrupo į dešinį sparną prižiūrėti, kaip dirba kavalerija. Ir va čia yra, ir tai yra problema, kodėl? Todėl, kai pradinis prancūzų puolimas yra visgi pristabdomas pradžioj ir kai prancūzų pėstininkai ėjo ir gavo atgal, nes rodiklė rodo, kad jie atsitraukinėja, ispanų pėstininkyje realiai nedaro nieko, nes nėra duotas įsakymas pulti. Čia ne šie laikai, kai būtų tikslinis vadovavimas, matai situaciją, priešas bėga, tu vėjiesi ir smogi. Čia yra tai, kad, sakykime, visgi yra tam tikra karininkijos hierarchija. Ispanų pėstininkams nėra duodamas įsakymas eiti į link prancūzų karinių gretų ir daryti spaudimą, nes prancūzai atsitraukinėja. Nes žmogus, kuris turi duoti įsakymą, yra dešiniam sparne ir dirba su kavalerija. Ir laukia, kol Isenburgas sugrįš nuo tvirtovės, kurį jis pats pasiuntė link ten. Kodėl pėstininkai taip vargsta? Nes matote pačioje krūmynuose yra Spanish Musketeers. Ką darydavo, ir čia prancūzai žino, tai yra tipinė taktika iš Ispanijos pusės, kai jie paimdavo visą 100 metų taip kariauja. Paima dalį šaulių, iš pradžių arkebuzos, paskui muškietininkai, paslėpia kur nors miškingoje vietovėje mūšio erdvėje ir kai priešas puola, jiems į kairę arba dešinį sparną tu smogi šaudydamas ir sukeli, pakrinka gretos. Ir čia yra dislokuotas apie 1000 pėstininkų, kas yra daug šaulių, ir jiems vadovauja konsensusas istorikų, gabiausias karininkas pėstininkų. Šiuo atveju ne pats vadas, kaip sakykime, šių laikų terminais turbūt būtų pulkininkas. Ir jie yra paimami nelaisvė, nes prancūzai, žinodami šitus ispanų triukus, iš anksto tam ruošiasi ir daro miško šukavimą ir visą šitą chebrą neutralizuoja, paima nelaisvę arba nukauna. Ir kai jau vyksta pagrindinis mūšis, realiai ispanų pėstininkai savo gretose
neturi vadinamojo vidurinio rango kompetentingų vadų, kurie būtų patyrę, žinantis, ką daryti, nes patyrę vadai arba paimti nelaisvę, arba jau yra žuvę. Ir todėl kurį laiką, faktiškai, kai ispanai realiai perėmė iniciatyvą, jie neišnaudoja to momento, nes nėra kas duotų įsakymą ir pasiųstų karius kautis. Nes visgi sutikite, tercijo tai yra vėlgi 2000 karių masė. Jie savo iniciatyvą, jie nėra išmokyti eiti iniciatyvą ir bėgti pulti. Dalis karių net nemato mūšio lauko, nes jie vidury rikiuotės. Tam yra vadai, tam yra puskarininkai realiai, kurie duoda įsakymą, kada žygiuoti, kokią formuotę žygiuoti. Jeigu įsakymas neduotas, vienintelis dalykas, ką tu darai, tu giniesi, jeigu tavo pozicijas puola. Tu atsimušinėjai, bet pats ne esi puolantysis. Tai va čia vadų klausimas yra svarbus, nes kas yra atsitikę su ispanais, nuo 1630-ųjų, va čia Olivaresas, tas buvęs Ispanijos karaliaus patarėjas, padaro reformų. Nes iki 1630-ųjų tercijų vadais būdavo renkami labiausiai patyrę veteranai. Daugiausiai dalyvauja karinėse kampanijose, daugiausiai mūšių matę, tiesiog tie, kurie žino, kaip kautis. Jie yra paskiriami, jie yra kompetentingi, jie turi pasitikėjimą karių. Ir netgi nebūtinai, kad tai bus grynas ispanas. Tai gali būti ir italas, ir vokietis, samdinys, bet jeigu jis tarnavo ir gerai žino ir yra patikimas, jis paskiriamas. Nuo 30-ųjų plius minus metų Olivareso sprendimas yra tai, kad visgi paskirimai yra labiau politiniai, kur tu duodi ne veteranams, o netgi veteranus peršoki, veteranas toliau tarnauja, o jam ant galvos pastatai jaunikaitį, kuris yra dėl to, kad yra iš karališkos šeimos ar iš karališko dvaro ir turi gerus kontaktus ir jis yra paskiriamas. Tai yra daroma todėl, kad Olivareso reformos turi daug problemų Ispanijoje ir jis taip bando nupirkti politinį elitą, duodamas aukštas pozicijas ir kad politinis elitas nemaištautų prieš jį ir nepatartų karaliui jį nuimti iš pareigų. Taip pat tas Melo tampa vadu, jo viso dešinės rankos ir kas atsitinka, kad, pavyzdžiui, šito mūšio kontekste konkrečiai kavalerija ir pėstininkija nesikalba. Kavalerijos vadas, kaip ten to jo pavardė, labai liežuvis, Albuquerque yra realiai susipykęs su Melo. Ir vadinasi, jis veikia pats savo autonomiškai, beveik nekoordinuoja veiksmų su pėstininkais. Nes jie būdų yra politinio paskirimo karininkai, abudu arogantiški ir pasikėlę, ir kavalerijos vadai turėdavo realiai faktiškai de jure netgi autonomiją nuo sausumos pėstininkų, nors sausumos pajėgų vadas yra pagrindinis vadas, kavalerija ir karininkai turi autonomiją ir tiesiogiai gaunama iš karaliaus. Vadinasi, šiuo atveju, jeigu nėra gero susikalbėjimo, geros atmosferos tarp dviejų pagrindinių karininkų, jie gali kartu nedirbti, būti tame pačiame mūšio lauke, bet kariauti du atskirus mūšius – kavalerijos ir pėstininkijos. Kas realiai ir įvyksta šitoje situacijoje. Tai va čia yra labai svarbu. Ir šiuo atveju visi patyrę vadai pas ispanus yra žemesnio rango, yra arba nukaunami, arba paimami nelaisvę. Pas prancūzus yra atvirkštinis variantas. Tik aukščiausias vadas Kondė yra jaunas ir nepatyręs. Visi jo pavaldiniai iš karto kiteinantis karininkai, turintis ilgalaikės patirtis karuose prieš tą pačią Ispaniją. Ir atrodo, jie dirba plius minus kaip komanda su Kondė. Kondė, nors ir kaip čia pasikėlęs karališkas princas, turi pakankamai smegenų suprasti, kad patyrusio karininko aristokrato patarimas visgi verta jo įsiklausyti. Ir dinamika tarp vadų. Ir paskui beje Kondė bus labai dėkingas savo vadams, jis dėkos ir išmus iš karaliaus, arba konkrečiai iš Mazarinio, didelės privilegijas, didelės dovanas savo karininkams. Daugiau gaus jie negu jis pats. Ir tai beje taip jis pelnys ir kariuomenės, sakykime, taip sluoksnių pagarbą ir lojalumą. Tokiais dalykais. Tai taigi, kas toliau dedasi? O dedasi tai, kad, kaip matot, truputėlį dar momentas grįžkime prie šito mūšio. Rodiklės rodo, kad ispanų kavalerija realiai gavusi kailį ir jinai gauna į kailį ir jinai atsitraukinėja. Jinai bėga, čia dar apie tai irgi pakalbėsiu, ir būna taip, kad kai dabar jau matot, iš principo stovi pėstininkai, ir tada yra prancūzų kavalerija ir va šitoj vietoj Kondė imasi iniciatyvos ir sužaidžia rizikingai. Jis nusprendžia
ne tik pulti frontalinę ataką, ne jau pėstininkai prieš pėstininkus, bet jis nusprendžia, kadangi pabėgo į ispanų kavaleriją, per savo dešinį sparnu, tai yra iš kairės pusės ispanams, su savo kavalerija supti ir kirsti ispanams į šoną ir taip pradėti flanguoti ir taip palengva griauti gretas. Ir šiuo atveju tada jau ispanų pėstininkai yra priversti kautis ir prieš kavaleriją, ir prieš pėstininkus, kurie yra pagrinde šauliai, ir dar tada įsijungs vėliau į veiksmą artileriją. Ir ispanai jos pradeda supti. Ir kavalerijos pabėgimas, o čia yra irgi momentas disciplinos klausimas. Pabėgo net nepagalvodami, kas atsitiks su jų bendra piliečiais, turbūt nežinau, kokį terminą duoti apie to laikmetį šnekant. Tai kas dar blogiau, jie bėga, ir čia jau nesimato, prieš tai buvo skaidriai, gal tiksliau parodysiu. Yra toks žodis, bagažas, ne? Tai yra, bagažas, traukinys, baggage train, tai yra iš principo stovykla, kur yra visas karių turtas. Ir, pavyzdžiui, prancūzai keliavo su labai minimaliu to baggage train. Ispanai, nors buvo pasiūlymas nesigabenti, vežasi viską. Pats vadas Melo turi savo ir raštus, ir auksą, beveik visas turtas yra toj gurgoliai, kaip mes lietuviškai vadintumėm, yra toj stovykloj. Kavalerija bėgdama ne tik, kad paliko savo ginklo brolius, tai dar apiplečia savo pačių baggage train, pasiima savo turtą, pasiima savo vargšų pėstininkų, kurie kaunasi turtą ir plaunasi į, kaip sakoma, palei tvirtovę ir atsitraukia. Tai yra visiškas disciplinos subyrėjimas, ne ta žodis, ir tuo pačiu, kas irgi jau šitoje skaidrėje matosi, čia prašyta yra ispanai, italai, valonai, burgundai, vokiečiai. Atsitraukus kavalerijai ir pradedant prancūzų supimui iš dešinės, ne ispaniški vienetai arba tautybė pradeda atsitraukinėti. Vokiečiai atsitraukia, valonai atsitraukia, burgundai ir netgi italai. Liks vieni ispanai. Istorikų, taip, viena knyga skirta šito mūšio, statistika rašo tai, kad paskutinėje fazėje lieka tik ispanai, apie 6000 pėstininkų. 1/4 kariuomenės, kuri buvo mūšio lauke. Kiti nukauti arba pabėgę atsitraukia. Bet čia yra svarbus momentas. Visi kitų tautybių vienetai atsitraukia tvarkingai. Nepakrikę, nebėga akis išdegę, bet dideliai masiai atsitraukia, nesugriaudami rikiuotės. Ir va čia netgi paskui istorikai užduoda klausimą, o kodėl ispanai neatsitraukia? Tasme, kad akivaizdžiai matėsi, kad yra karinėse gretose supratimas, ekspertizė ir vadų lygis, leidžiantis atitraukti kariuomenę, disengage, būnant kovoje, neprarandant sutelktumo ir gretų. Bet ispanai lieka. Standartinis atsakymas yra reputacija. Kad neprestižas atsitraukti, tai yra Ispanija, tai yra jų galybė, tai yra jų tercijo, yra legenda. Tercijo neatsitraukia, tercijo nebėga. Tercijo geriau pasiaukos, bet nepabėgs. Plus tu gini karaliaus garbę. Bet kuriuo atveju, kas atsitinka, matot šitame žemėlapyje, iš visų pusių, tercijo, ispaniškasis yra apsuptas, ištraukia savo visas šiuo atveju ietis, tikrai kaip ežys. Ir ką daro prancūzai? Prancūzai supa, šturmuoja ir kavaleriją, ir pėstininkai, bet taip pat ir artilerija. Ir tiesiog artilerija šauna į gretas. Įsivaizduokit, stovi 6000 pėstininkų. Vienam masė. Tau net taikytis nereikia. Žinai bendrą kryptį ir šauni. Vis tiek kažką pataikysi. Ir iš tiesų artilerijos tas visas smūgių jėga yra ant tiek didelė, kad jinai tiesiog pradeda, taip sakykime, pakerta ne tik moralę, bet tiesiog kariai žūna, dėlis keičiasi ir ispanai, prancūzai pasiūlo pasiduoti, ispanai sutinka. Prieš baigiant šitą analizę, dar vienas dalykas yra svarbu brėžti. Viso mūšio metu ispanai tikėjosi, kad Bekas, atžygiuojantis karo vadas, ispanų kitas, ispanas dirbantis vokietis, kuris turi žygiuoti visiškai palei Rokruo pusę, atvyks į patį mūšį ir leis laimėti. Ir iki šiol neaišku, kodėl jis atvyksta visiškai tuo metu, kai jau yra tercijo daužomos, ir jis nesikiša į mūšį, jis realiai surenka atsitraukusius kitus karinius vienetus, sutelkia juos, bet į mūšį jau nebelenda, nes supranta, kad mūšis yra pralaimėtas.
Ir ispanai pasiduoda. Labai yra įdomi detalė literatūroje, kad prancūzai priėmė ir davė sąlygas tokias ispanams, taip kaip pasiduodavo tvirtovės. O tvirtovėse garnizonas, jeigu pasiduoda tvarkingai, jam leidžiama išeiti su colors, su vėliavom, su ginkluotė, atsitraukti ir taip toliau. Ne visiems tai pasisekė, bet dauguma tasme tai yra, tai yra garbė taip, kaip pasiduoda ir rodo pagarbą priešui. Prancūzai, aišku, bus nepėsti, tai čia tą gal jau tiek tos. Prancūzai yra nepėsti. Jie per šitą mūšį paima labai daug patyrusių ispanų veteranų į nelaisvę. Ir ispanai bandys juos išpirkti ir prancūzai jų nepaleis. Nes jie puikiai supras, tą akimirką, kai atiduodi veteraną atgal ispanui, jis sugrįž kautis prieš prancūzus. Todėl jis yra geriau laikyti nelaisvėje ir kai kurie išbūna nelaisvėje net ir 10 metų ir yra paleidžiami paketais. Čia yra irgi gudrus jau toks taktinis žaidimas iš Prancūzijos pusės. Tai realiai prancūzai nugali vadinamai tercijo, sudaužydami. Realiai ispanai pralaimi. Ir kalbant apie pasekmes, tai čia yra reputacijos žala. Kaip visi vieningai sako, iki tol dominavęs karybos modelis ir garsusis legendinis tercijo variantas ir taktinis visas išdėliojimas mūšio lauke patiria negrįžtamą pralaimėjimą ir negrįžtamą reputacijos žalą. Tercijo ir toliau bus naudojama karuose ir toliau jie laimės vieną kitą pergalę, nes karas tarp Prancūzijos ir Ispanijos baigsis tik 1659. 30-metis karas baigėsi 1648. Tai dar 10 metų atskirai prancūzai ispanai kalsis. Ir tercijo dar bus naudojamas kaip karinis formatas, bet vis rečiau ir rečiau, nes po Rocroi tampa aišku, kad šitas formatas nebepatempia. Ir tai yra iš tiesų toks, ir kartu visi supranta, kad šitas mūšis yra ir Ispanijos visgi žvaigždės dominavimo tam tikras lūžinis momentas, nes tas dalykas, kas leido ispanų bijoti, jų karinė galia gali būti įveikiama ir gali būti įveikiama labai rimtai ir vadinasi viskas, jinai palengva smunka. Dėl to Rocroi mūšis yra taip dažnai literatūroje centruojamas. O tolimesnės pasekmės iš karto realiai po šito mūšio Austrijos imperatorius kviečia delegatus į Münsterį ir Münsteris ir iš O raidės miestas kitas, tai yra miestai Vestfalija, kur 43 metais jau prasideda dėrybos dėl Vestfalijos, dėrybos dėl karo pabaigimo, jos truks 5 metus. Ir 48 metais tai bus pasirašytos 2 sutartys, kurios bus bendrai žinomos kaip Vestfalijos taikos sutartis. Olandai, kurie buvo linkę tartis su ispanais ir pasirašyti atskirą taikos sutartį su ispanais atskirai nuo prancūzų, pamatė, kaip ispanai pralaimėjo, nusprendžia tęsti karą toliau su prancūzų pusėje ir tai dar labiau komplikuoja ispanų šansus bent kažką pasiekti ir realiai Ispanija džiaugiasi, kad įsaugo dabartinę Belgiją, ispaniškosius Nyderlandus, bet jų buvimas kare, sakykime, šitoje zonoje labiau ir labiau, jie atsitraukia iš vokiškų žemių ir labiausiai su prancūzais kariaus pietuose, Katalonijoje ir netgi iš dalies Portugalijoje. Tai pasekmės yra ir trumpalaikės, ir ilgalaikės. Ilgalaikės, sakyčiau, pasekmės tai, kad, iš principo, Ispanijos karinis modelis patiria pralaimėjimą. Norint suprasti dramą, pateiksiu šių dienų analogiją. Šių dienų dominuojantis karybos modelis, kariuomenės formatas, taktika, visa kita yra amerikietiškas. Tai šitas pats, kaip būtų amerikietiška kariuomenė, Amerikos, sunkioji divizija su Abramsais, Strikeriais, Apačiais, viską, ką turi geriausio, patiria pralaimėjimą rimtam mūšyje prieš oponentą, kuris kitaip įsirikiuoja, kitokius pajėgumus turi, kitaip karius judina erdvėje ir laike ir jie pralaimi. Tai čia yra kažkas analogiško, jeigu suprasti dinamiką, kad tai, kas nutinka tais laikais. Dominavęs karinis modelis pralaimi ir atsiranda nauja paradigma, kuri yra pirmiausia asocijuojama su prancūzais. Ir prancūzai dominuos iki pat 18 amžiaus vidurio, iki Rosbacho mūšio, kuriuose jos sutriuškins kita paradigma, Friedrichas Didysis, su kuria gims prūsiškoji karybos mokykla.
Taip mes ir turime ispanų, prancūzų, Friedricho, Napoleono, tada vėl vokiečių ir tada jau amerikiečių. Yra labai netgi lengva atsekti laikę tos dominavusius karybos modelius, kariuomenės organizavimo, taktikos. Tai ispanų buvo pirmasis ir gerą 100 metų jiems padėjo laimėti ir dominuoti Europoje. Rocroi mūšyje jie gauna pirmą tikrai rimtą solidų pažeminimą ir kurio užtenka, kad pats modelis išeitų į praeitį. Tai va, tai mano, kaip sakoma, kalbėjimas kaip ir baigtas, įtilpau į 1:20, tai dar galim ir padiskutuoti, jeigu turite klausimų. Jeigu yra apie tuos laikus. Ar yra? Ar viskas aišku, ar nelabai įdomu? Nors gal, jeigu neįdomu, būtumėte atsijungę. Ar yra kokių nors pasitikslinčių klausimų? Ok, tai tikiuosi, kaip čia, dabar daugiau žinosite apie 17 amžiaus karybą, apie tą patį 300-metį karą, 30 metų karą. Ir manau, kad plius minus mes su Greta pasitarsim, bet turbūt kažkur mėnesio eigoje grįšime jau šuolis į 20 amžių ir kalbėsime apie Jum Kipuro karą, kaip Izraeliui pavyksta atsilaikyti prieš Egiptą ir Sirus. Ir kokius ten būdus ir metodikas jie taiko. Ir realiai grįšime į tanko erą ir kalbėsime apie tankų karybą. O šiam vakarui tada ačiū, kad dalyvavot, gražaus vakaro, nesušalkit ir iki greito.